Labą dieną. Šios pamokos tema – apibendrinti skyrių aplinka, kurioje gyvename, įsivertinti žinias ir gebėjimus atliekant pasitikrinamąjį testą. Baigėme paskutinįjį šios knygos skyrių aplinka, kurioje gyvename. Prisiminkime, ką supratome, ką įsidėmėjome, ko išmokome. Atliksime pirmąją užduotį. Kuriuos iš šių sutartinių ženklų tu pažįsti? Kaip šie sutartiniai ženklai vadinami, parink jiems tinkamus pavadinimus. Aš skaitysiu pavadinimus, o tu parodyk, kur šie ženklai yra. Parodyk man, kur yra daržas, gatvė, kelias, upelis, sodas, tvenkinys, pastatas. Tikiuosi, visus ženklus žinojai ir parodei teisingai. Antroji užduotis. Ar pažįsti šį ženklą? Kaip jis vadinamas? Kuri šio ženklo rodyklė? Kurią pasaulio šalių kryptį rodo? Parink ir įvardink. Parodyk, kur yra šiaurė, pietūs, rytai, vakarai. Trečioji užduotis. Pasakyk, kurios iš šių šalių yra Lietuvos kaimynės. Aš skaitysiu šalių pavadinimus, o tu sakyk, kaimynės ar ne. Latvija, Prancūzija, Lenkija, Rusija, Belgija, Airija, Baltarusija. Tikiuosi, žinai, kokios šalys yra mūsų kaimynės. Tolimoje kelionėje gali prireikti visokiausių daiktų, o be kurių daiktų keliaujant tikrai galima apsieiti. Aš sakysiu daiktus, o tu sakysi reikalingas ar nereikalingas daiktas kelionėje. Kėdė, pinigai, spintelė, asmens dokumentai, higienos reikmenys, krištolinė vaza, vaistinėlė su būtiniausiais vaistais, puošnūs aukštakulniai bateliai, žemėlapiai. Tikiuosi, žinai, ką reikia ir ko nereikia imti į kelionę. Penktoji užduotis. Parink šiems ženklams tinkamus pavadinimus. Aš skaitysiu pavadinimą, o tu rodyk, kuris ženklas reiškia šį pavadinimą. Lietus, debesuota, sniegas, saulėta, perkūnija, besikeičiantis debesuotumas.
Ir paskutinė, šeštoji užduotis. Kokių gamtos gėrybių yra tavo gyvenamojoje vietoje? Pasakyk, yra ar nėra? Kaip tu galvoji? Smėlio, akmenų, cemento, naftos, medienos. Tikiuosi, kad į visus klausimus atsakei teisingai. Iki pasimatymo.